Šiauliai yra 4. didžiausias miestas Lietuvoje. Didžiuojamės, jog būtent mes esame pirmieji išsprendę miesto gerovės klausimus, įtraukdami miesto gyventojus, savivaldybės darbuotojus bei įmonės, kurios mums teikia miesto priežiūros ir kitas viešąsias paslaugas. Ar norėtumėte sužinoti, kaip mums tai pavyksta? Pirmiausia, Šiaulių miesto gyventojai arba savivaldybės darbuotojai pamato problemą mieste ir šiuo atveju ji akivaizdi. Miesto prisiklimo aikštėje neveikia fontanai. Tad nieko nelaukdamas užfiksuoju šią problemą internetinėje platformoje 1863.šiauliai.lt ir apie tai informuoju mūsų miesto koordinavimo skyrių. Problema sistemoje nukeliauja į miesto koordinavimo skyrių, kur savivaldybės darbuotojas Sumanaus miesto platformoje duoda užduotį rangovui. Rangovas sistemoje ją priima ir siunčia darbuotojus šalinti problemų. Rangovo darbuotojai sutvarko probleminę vietą ir nedelsiant deklaruoja atliktą darbą Sumanaus miesto sistemoje. Savivaldybės darbuotojams patvirtinus atliktų darbų kokybę, gyventojas gauna atsakymą sistemoje, o rangovui apmokama už faktiškai atliktus darbus. Jei paklaustumėte, kas per šiuos metus pasikeitė mieste, miesto problemų sprendimo procesas tapo daug skaidresnis. Šiuo metu darbus atlikome dvigubai greičiau nei atlikdavome iki šiol, o svarbiausia, taupome visų miesto gyventojų pinigus ir šiemet sutaupėme 20% daugiau viešųjų lėšų nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Tad kviečiu miesto ateitį kurti drauge.